Ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad šis klausimas ypatingai toms šalims, kur maža kooperacija, yra gyvybiškai svarbus. Ir kalbėti apie konkurenciją, neįsprendus atsiskaitimo grandinės, praktiškai kalba lygi nuliui. Sakykime, paskutiniai netgi Lietuvos pavyzdžiai, kada prieš savaitę perdirbėjai sumažino vėl pieno supirkimo kainą, kurie šiandien siekia vos 16 euro centų, kur jau praktiškai negalima užsiimti gamybą, tai kalbėti apie, sakykime, ateitį, apie populiarumą. Ir iš tikrųjų šitas rytis ir mes kalbam, kad jaunimas neina, kad jaunimas bėga iš kaimo, kad kaime mažėja jaunų žmonių, liko tik tai pakankamai garbingo amžiaus. Tai kaip jisai gali, reiškia, dirbti, kaip jisai gali likti, kaip jis gali apsispręsti, kai jis mato tokią situaciją. Iš tikrųjų, manau, kad reikalinga aiškiai reglamentuojanti direktyvą, nustatyti santykį tarp perdirbėjo prekybininko ir gamintojo ir tokiu būdu mes galim tik tai užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Ačiū.